Dabar metas tradiciniai ketvirtadienio rubrikai Knyginėjimai trumpai. Ir mūsų studijoje šiandien vieši vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Sveiki. Labą. Tai vaikų literatūros ekspertė greičiausiai apžvelgs vaikams skirtas Labai knygas. netikėta. Kokios tos knygos šiandien ant jūsų stalo? Taip, šiandien aš atsinešiau daug knygų, nemažai, ir jos skirtos augesniems iki mokyklinukams ir pradinukams jaunesniems. Tai pradėsiu nuo klasikos serijos, tiesa, adaptuotos klasikos serijos. Tai yra aplink pasaulį per 80 dienų ir Ozo šalies burtininkas. Tikrai klasikų klasika, kurią skaitė ir dabartinių vaikų tėvai tikrai girdėjo. Ir filmų pastatyta ir taip toliau, labai puikios knygos. Bet jos yra šiek tiek vyresniems šiaip jau parašytos, originalai. Jas perskaityti yra sunku. Todėl yra išleisti adaptuoti leidimai, kurie prieinamesni mažesniems vaikams. Ir aišku, šitos knygos tikrai gali sukelti labai daug pokalbio temų, labai įdomių dalykų galima sužinoti. Aišku, Ozo šalies burtininkas yra pasaka ir apie gerumą, drąsą, pasiaukojimą ir puikius dalykus. Aš jau istorijos nepristatinėsiu, manau, jie visi puikiai žino ir labai tikrai gražiai iliustruota. Mane tiesiog palenkė šitos iliustracijos. Labai gražios ir tikrai verta su mažaisiais atrasti. Galbūt kai kurie jau patys galės perskaityti, o jeigu ne, tai prieš miegą, vakare su tėvais. O aplink pasaulį per 80 dienų dabartiniam vaikui pasakyk, ar taip įmanoma, sakys, tai per 2 dienas, per 3 galima apskristi. Tai nuo to galima pradėti skaityti, nuo pokalbio, papasakoti, kad senais laikais nebuvo viskas taip paprasta ir kad tos kelionės buvo labai įspūdingos, sudėtingos, kartais pavojingos visai kaip šitoje knygoje. Ir iš tiesų apkeliauti per 80 dienų buvo didžiulis iššūkis. Kaip sekėsi pagrindiniam veikėjui, aišku, knyga atskleis. Taip, svarbiausia tėveliams neišduoti per anksti, nes sužeto didžiulė intriga. Taip. Trečioji knyga Sniego karalienė. Čia dar viena klasikinė knyga, labai labai graži Hanso Kristiano Anderseno istorija, Sniego karalienė. Tikrai žiemiška knyga ir tinkama kalėdoms. Ir jinai pasako apie 2 draugus, Kajų ir Gerdą, kurie, kaip pabrėžiama, nebuvo brolis ir sesė, bet labai mylėjo vienas kitą. Ir vieną dieną Kajus yra pagrobiamas Sniego karalienės, o į jo širdį patenka ledas, ledo stiklelis. Ir Gerda ryžtasi į ilgą kelionę, kad surastų savo geriausią draugą. Ir tikrai labai graži, tikrai širdį paliečianti istorija, bet šitas leidimas išsiskiria ir dar vienu dalyku. Iliustracijomis, kurios yra erdvinės. Tai prieš vaiko akis ir prieš suaugusio akis atsiveria tikrai toks gyvas, labai gražus pasaulis. Ir man be galo patiko, kad šita knyga, nors tikrai matomi tamsūs tonai, dažnai balta, aišku, bet daug juodos, bet jinai pasidaro ir tokia žiemiškai jauki, netgi, aišku, kartais ir šiurpuliuką sukelia, nes yra čia tokių istorijoje momentų, bet, grožis knygos tikrai palenkia vaikams. Šitie judantis elementai be galo turėtų patikti. Nebejoju, čia jeigu ir suaugusiam tokį įspūdį daro, tai vaikams tikrai labai patiks. Ketvirtoji knyga Karo žirgas. Taip. Šita istorija, reikėtų sakyti, irgi nėra naujiena. Kai kurie suaugusiai galbūt matė filmą to pačiu pavadinimu pastatytą Steveno Spielbergo, paaugliai, gal ir suaugę, ir skaitė ir Michaelio Morpurgo, didelę fizinę knygą Karo žirgas. O šita istorija yra ta pati istorija, tik pritaikyta vėlgi mažesniesiems. Ir įdomu, kad savo tą ilgą knygą mažiesiams pritaikė pats autorius, pats Michaelis Morpurgo. Tai jo autorinis darbas išlieka ir, aišku, nupiešė jau iliustruotojas. Ir tai yra Pirmojo pasaulinio karo metu vykstanti istorija, draugystės istorija apie Džojų ir jo žirgą. Džojus paauglys, jo žirgas karo metu yra atimamas, nes reikalingas karui, ir Džojus pasiryžta irgi eiti į karą, nors yra netgi per jaunas tą padaryti, bet jis nori susigrąžinti ir būti šalia savo žirgo.
Na ir karo vaizdai, karo sunkumas čia yra atskleidžiami, bet aišku, jie labai atsargiai vaikui pristatomi, tikrai nesitaškys kraujai, nebus žiaurių labai momentų, bet kartu iš vaizdinijos galima pamatyti, kad tai nėra kažkoks gražus ir lengvas dalykas, kad tai tikrai išsunkiantis, žalojantis visą pasaulį, taip pat ir gyvūniją dalykas. Bet istorijos centre yra, kaip sakiau, yra draugystė, jos grožis ir kaip Džojui galų gale pavyksta susigrąžinti žirgą ir patirti kitų žmonių gerumą. Koks, atrodo, karas viską sumaišo, apverčia aukštyn kojom, žmonės daro tai, ko paprastai niekada gyvenime nedarytų. Tačiau net ir toj karo sumaištyje atsiranda vietos ir žmogiškumui, ir gerumui. Tikrai labai graži istorija. Ar galima pasižiūrėti iliustracijas? Oi, žinoma. Minėjote, kad versijų, kai kurios yra labai didelės, kai kurios šiek tiek, jeigu pavyks atversti, yra ir šiek tiek tokių ir komiksinio stiliaus vietomis iliustracijų, tiesa, mažiau, va štai, kaip atrodo ėjimo į karą procesas, pasirengimas tam, tikrai tos iliustracijos yra tokios, pakankamai realistiškos. Kokio amžiaus vaikams rekomenduotumėte? Nuo 5-6 tikrai su tėvais galima kartu ir tikrai tiks ir pradinukams. Taip. Na ir 5 knyga visiškai žiemiška, sniego sausainės. Ne tik tai labai žiemiška, bet ir tikrai naujiena. Tai nėra klasika. Šiais metais pasirodžiusi Eidvilės, lietuvio autorės knyga. Labai smagi, labai džiaugsminga, tinkama vaikams nuo kokių 3, galima ir net nuo 2 metų pradėti skaityti. Ir tai istorija apie pingviną, kuris kažką parsineša savo net nežinau, sparniuke galima taip sakyti. O ten receptas, sausainio receptas. 100 pingvinų susiruošia kepti tą sausainę. Ar bandėt kada Antarktidoje kepti sausainį? Ten orkaitės greičiausiai nėra. Kaip tai galima užkepti kažką? Ne tik orkaitės, bet nei miltų, nei sviesto, nei kiaušinių. Bet argi tai sukliudys pingvinam? Juk viską galima pagaminti iš sniego. Na taip. Svarbiausia, daug fantazijos turėti. Būtent. Tai ir šita istorija yra tokia žaisminga, kupina džiaugsmo, nuotykio dvasios, kai užsikrėti kažkokią idėją ir bandai ją įgyvendinti tokiais būdais, kuriais gali, kaip dažnai nutinka ypač vaikam. Taip. Tai vat, pingvinai ruošia tą sausainį, kepa, ir iškepa be galo didelį, čia kiaušinį padarė iš sniego. Tai vat būtent, o pabaigoje to sausainio užsimano paragauti didelis banginis. Oho. Tikrai, tiesiog, tai nėra istorija, kuri kažkokių gyvenimų miškų pamokų duotų vaikams ar panašiai, bet tiesiog džiaugsmą, smagumą ir fantazijos džiaugsmą ir žaismą dovanojanti knyga, ko tikrai irgi reikia vaikams, nes mes kartais suaugusieji norime, kad knygos visko mokytų, labai aiškios pamokos būtų, bet aš kaip vaikų literatūros specialistė visą laiką sakau, kad reikia balanso, reikia ir to, reikia ir pasijuokti, pažaisti, pakvailioti, reikia ir pasimokyti. Bet tokios knygos turbūt ir net, galima sakyti vis tiek, jog išmoko atrasti džiaugsmą knygose. Be abejo, tai ir kūrybingumo galima sakyti moko, bet jos neturi tų tiesioginių pamokų, kad būk geras, elkis taip ir taip. Jos pamoko kitokių būdų ir kitokių dalykų. Tai ačiū Jums labai, Egle. Na ir pabaigai galbūt šios knygelės minėjote, kad įvairaus amžiaus vaikams tinkamos ir iki mokyklinio amžiaus ir pradinukams. Turbūt visos tiktų ir po Egle. Pasislėpti kaip dovanėlės. Žinoma. Tai Kalėdų senis turi, kad turbūt sąrašą jau ir šitų knygelių. Aš tikiuosi, aš išsiunčiau. Tai vat jūs to ir pasirūpinate, tai ačiū Jums. Mes lauksim po Eglėmis šių knygelių. Dėkui už pokalbį. Ačiū Jums.